Ateinantys sekmadienis Kristaus karaliaus iškilmė, kuri užbaigia liturginius metus ir įveda mus į naują pradžią Advento laiką. Prieš šią savaitę verta paklausti savęs, kokiai karalystiai norime priklausyti. Ar šio pasaulio karalystė ar Jėzaus karalystė? Šio pasaulio karalystės ir jų valdovai naudoja jėgą, kad valdytų, pinigus, kad manipuliuotų, ideologijas, kad pavergtų žmonių sąžinės. Bet visi didieji, nepralenkiami pasaulio valdovai galų gale žlugo. Ir tie, kurie šiandien mano valdysi amžinai, taip pat klysta. Istorija moko. Galia, jėga, šlovė – tai tik laikina iliuzija. Saugumas paremtas valdžia ir turtu apgaulingas ir trapus. O Jėzaus karalystė visiškai kitokia. Sekmadienio Evangelija parodo mums tikrojo karaliaus karūnavimą. Jėzus karūnuojamas ne soste, bet ant kryžiaus. Sostas valdžios ženklas. Tačiau Jėzus neįsakinėja. Jis paklūsta meiliai, paklūsta Dievui, paklūsta Tėvui, kuris myli žmonės. Jo rankos prikalamos prie medžio, jis neturi valdžios skeptro. Jis nemuša, nebaudžia, nekeršyje. Jis pagaliau nuogas ir vargšas be karališkų drabužių, nes viską atidavė už žmonės, už mane. Mes vadiname save tikinčiaisiais, bet ar tikrai pasirinkome priklausyti Jėzaus karalystei? Ne žodžiais, o konkrečiais gyvenimo pasirinkimais. Asmeniškai ir manyje kasdien vyksta vidinė kova. Kartais atrodo, kad šio pasaulio metodai duoda daugiau laimės, kad galia ar pasisiekimas padarys mane stipresnį. Bet vėliau matau, kad tokie pasirinkimai ištuština ir mane, ir kitus. Viešpatie, padėk man priklausyti tau, ne žodžiais, o veiksmais. Išmok mane karaliauti taip kaip tu, per meilę, tarnystę ir atidavimą, o ne kaip šis pasaulis, per jėgą ir puikybę. Palaimintos dienos.